Aš esu Meilė, Jakiškių dvaro šeimininkė. Dvaras statytas 1898 metais ir priklauso garsiai vokiečių kilmės baronų Koškulių šeimai. Jonas Koškulis iš Pakruojo dvaro iš Ropų giminės vedė Olgą, susituokė, pasistatė šitos rūmus, susilaukė 3 vaikučių, sūnaus Valterio, dukros Mėtos ir dukros Inos. Iš mergaičių nėra palikuonių, o iš Valterio sūnaus yra palikuonių, kurie labai mielai atvažiuoja čia ir džiaugiasi, kad mes tą dvarą šiek tiek patvarkėm, išsaugojom. Jiem labai smagu čia atvykti. Tai dvaras pastatytas, kaip minėjau, XIX amžiaus pabaigoj, o prieš karą Mėta Koškolytė, paskutinė gyventoja, pabėgo į Vokietiją ir į dvarą atėjo vokiečiai karo pradžioj. Ir visas vertybės išsivežė vokiečiai į Vokietiją. O po to, kai karą laimėjo rusai, tai rusai atėjo į dvarą. Tada įkūrė mechanizacijos mokyklą, tam dvario gale kelias mokinių klases, po kažkelių metų senelių namai atsirado, paskui vaikų darželis, kolūkio valgykla, paskui verslų cechas ir paskui grūdų sandėliai. Bendradarbis parodė šitą dvarą ir aš pamečiau galvą. Labai patiko man tas pastatas, labai norėjau jį įsigyti, labai norėjau ponia būti. Nors ir dabar tokia nesu ir neturiu tos gražios suknelės, apie kurią svajojau 2005 metais pirkdama dvarą, kad aš su labai prabangę suknę lipsiu šitais laiptais ir aš būsiu ponė. Tai va, nesu ta ponė ir nežinau, ar ją būsiu, nes taip galvoju, kad aš esu dvaro tarnaitė, man labai patinka dirbti visus juodus darbus, ypatingai grindis plauti, kada jos taip išgyventos. Šiek tiek koncertų vyksta, plenerai, dailininkų, fotomenininkų, vaikai mokosi kino meno, toks šią vasarą buvo pleneras, kinomanų stovykla vadinosi. Vyksta mūsų šeimos šventės, mūsų ir mūsų draugų. Kiekvieną pavasarį, jau 4 ar 5 metai iš eilės, vyksta romansų vakaras, kurį organizuoja bendruomenė ir kur labai mielai ateina ir kaimo žmonės, ir iš Joniškio atvažiuoja, susirenka daug romansų kolektyvų, labai vyksta gražus koncertas lauke, yra buvę ir viduje, bet viduje mes neturim didelių salių, tai todėl stengiamės, kad lauke vyktų, jeigu oras leidžia. Tai va, po to vyksta pasivaikščiojimas po dvarą, visi svečiai gali pasivaikščioti po dvarą, pasivaišinti, pabūti, dar padainuoti. Tai va tokia kiekvieną vasarį graži šventė. Šiltų metų laikų, kada mes čia esame, tai sulaukiam labai daug turistų. Ne tik iš Joniškio, bet pravažiuojančių pro šalį, kartais specialiai atvažiuojančių su dvarų knygomis, kurie domisi dvarais, kuriem viską parodom, viską paaiškinam, visus įleidžiam, kas tik nori. Tai va, mes šiltai priimam žmonės ir iš tikrųjų labai smagu, kada žmonės pastebi mūsų nuveiktus darbus. Kai jie pagiria, mes tikrai labai džiaugiamės ir esame labai laimingi, kad pas mus atvyksta ir kad pamato šitą visą mūsų dvaro autentiką. Kuo mes labai didžiuojamės, kad jos turim nemažai. Tai prašom, svečiai, ponaičio kambarį. Čia yra išlikusi rozetė, lubų papuošalas, jeigu matot. Ir galiu pademonstruoti, kokios langinės. Langinės išlikusios visam dvare. Jos iš abiejų pusių atsidaro. Toks uždarimo mechanizmas. Žodžiu, tai mes taip labai džiaugiamės, kad išliko šitokios įdomios langinės. Tai taip galvom, kad va, iš kur atsirado žaliuzios. Jau prieš 124 metus kažkas panašaus buvo rūmuose.
sieninės spintos, kur kažką ponai pasidėdavo arba jų tarnai. Čia svečių kambarys buvęs, taip sako, o kas kitose kambariuose net nežinom. Čia galim pasidžiaugti, kad išlikusios laukinės dvaro duris ir vyriai, ir jos taip labai gražiai parestauruotos, palikti gabalai sovietmečio dažų, kad parodyt, kiek sluoksnių buvo dažyta. Tai va, išlikusi užraktas visas restauravom. Sovietmečiu čia vyko šokiai. Čia daug kas atvažiuoja, atsimena, sako, va, tai čia tai šokiai puikus vykdavo. Tai va, labai tokia patalpa, išėjimas į lauką labai patogu ir dabar, jeigu mes kažką švenčiam, tai mes čia šokam. Išlikę puikus laiptai. Mes juos patvarkėm, parestauravom, bet labai nedaug tos restauracijos reikėjo, nes didžioji dauguma yra išlikę. Taip pat norim pasidžiaugti, kad likę ir grindų dvaro nemažai. Aišku, naujų gabalų čia esam įsidėję, bet stengiamės išsaugoti kiekvieną gabalėlį. Dvare išlikusios visos durys. Visos durys. Vidaus tik laukinės dvejos durys neišlikę, o vidinės yra visos dvaro. Tai va, dar matosi, kaip dvaras buvo dažytas. Dvaro dažų polichrominių likučiai. Čia yra toks gabalėlis, kur polichromistė su skalpeliais atkasė ir kaip buvo dažytas pirmas sluoksnis. Ąžuolo imitacija. Čia tas gabalėlis. O antras sluoksnis buvo pilkas. Jeigu čia buvo dvaro valgomasis, tai čia galėjo būti dvaro rūkomasis. Tai prašom visus į rūkomą. Tai va, dvaro rūkomasis su kiauro stogo pasiekmėm, bet menininkai čia įžvelgia angelą ir yra sukurtas Romualdo Černo darbas, angelas, kuris kabo dvare. Sakė, šitas angelas saugo jūsų dvarą. Prašome viršų. Kiliminė danga. Ponai buvo užsidėję, netgi kabliukai likę. Nu, gal kada nors ir mes įsigysim, čia kilimus prisitvirtinsim. Antram aukšte mes labai didžiuojamės krosnimis, kurios išlikusios ir kurias sovietmečio dažus nusigrandėm. Tai va, tai vieną kitą krosnį esam užkūrę, o kitos nežinom, gal veikiančios, gal neveikiančios, tiesiog kai kur durelių nėra. Tai va, tai viena iš krosnių čia, kita gražuolė krosnis čia. Čia yra pats šilčiausias, saulėčiausias kambarys. Kada pirmą kartą ėjau į tą kambarį, sakau, čia bus mano mėgamasis. Ir kurį laiką buvo mano mėgamasis, dabar jau mes mėgam kitur. Tai čia yra pati gražiausia dvaro krosnė su gražiausia karūna. Čia yra pats romantiškiausias mėgamasis, kurį labai mėgsta menininkai.